BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pagalba policijai. Paprastas iškvietimas. Aš naujokas, su langu, su šautuvu stovi, nenori atiduoti savo žmonos, žinai. Kai lavonai matosi tik dantis, žinai, visas kūnas apdegęs. O per vidurį kaulai ir pasas. Nojauta, kad viduj yra lavonas. Net nesuprasi, nepagalvosi. Visa tragedija atsitiko labai greitai. Mersas įvažiuoja į tą jauną žmogų, kuris ištraukė vaiką, norėjo padėti moteriškiai. Žinau, kad tavo kolega Darius yra dalyvavęs labai garsioje istorijoje. Tai buvo iškvietime, kur moteris savo vaikus paskandino. Apsirengti, sėsti automobilį ir išvažiuoti už vartų per 60 sekundžių. Čia gal net aš ir nenorėčiau liest. Pagal taisyklės mes turim nerizikuoti savo gyvybę. Bet viskas atsijungia 1 sekundė. Kaip tu tik užeini ir kažką girdi. Girdi, kad reikia kažkam pagalbą. Kad aš prisiminsiu tą veidą žmogaus, žinai, numirusio mėnesį pragulėjusio. Iš burnos, iš visur, iš akių jau nėra. Kas? Surūks? Taip. Tai tu įsivaizduoji, kas ten buvo su kūnu. Surūgo žmogus. Sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Šiandien neįprastai paprasta serija. Šiandien mes papasakosim apie antrą mano pusę. Pirmą jūs visi puikiai žinot. Aš visą laiką verdu prie automobilių, technikos, prie įrankių, garažuose, tvarkau, perku, parduodu. Kažkokius projektus darom. Antra mano pusė yra ta, kad aš esu ugniagesis gelbėtojas. Ir esu aš jau ugniagesių gelbėtojų 6,5 metų. Čia kaip vaikystėje, žinai, mes skaičiavom, kiek tau metų? 6,5. Jau beveik 7. Jau beveik 7. Visą laiką versdavom į tą didesnę pusę, o dabar norėtųsi jau kaip daryti, versti į mažesnę Atgal, pusę. Jo. Kodėl sakau būtent 6,5, nes tikrai nelengva buvo praeiti, nelengva buvo įsidarbinti. Ir pradėsiu nuo pat pradžių, tai buvo 17 metai, aš baigiau mokyklą ir man reikėjo oficialaus darbo. Neoficialų aš turėjau, o reikėjo oficialaus. Nesvajojau vaikystėje kaip visi, kaip dauguma vaikų, kurie ateina į gaisrinę pažiūrėti gaisrinių automobilių, kad noriu būti ugniagesių gelbėtojų. Nesvajojau, nežiūrėjau į tos automobilius kaip į kažko nepasiekiamo. Tiesiog privertė mane gyvenimas, kad reikėjo oficialumo, reikėjo oficialaus darbo ir norėjau gelbėti žmonės. Galvojau, kad čia yra puikiai mano gyvenimo istorija. O ko reikia, kad įsidarbinti gaisrinę? Taip, jeigu žmonės tiesiog norėtų įsidarbinti ir būti ugniagesių gelbėtojų, kaip tiesiog paimti ir pradėti tą darbinimosi procesą? Fiziškai reikia būti pasiruošusiam, tai aš nuo po 12 metų sportuodamas buvau Lietuvos kartingo čempionas ir jėgų pas mane tikrai buvo, vaikščiau į sporto salę, nebuvau toks rutuliukas, kaip esu dabar, negalvokit, gal aš kur nors rasiu nuotraukas, kaip aš atrodžiau. Įdėsim. Jo, aš atrodžiau tikrai neblogai, aišku, ten nebus nuotraukas iš sporto salės prie veidrodžio, bet tikrai nesvėriau 105 kg. Atėjau į gaisrinę sverdamas 75. Reikia būti stipriai pasiruošusiam, fiziškai, nereikia būti pačiam protingiausiam žmogum, reikia baigti 12 klasių ir viskas. Nepridaryti nesąmonių vaikystėje ir paauglystėje, nes prieš įsidarbinant tikrina tavo istoriją, ar ten buvai kažką pavogęs, išnešęs iš parduotuvės, arba sudaužęs automobilio langą. Žinai, kaip vaikystėje ten šaudymus kažkaip. Tai žodžiu, jeigu esi prisidirbęs, tai tavęs nepaims. Žiūri labai kreivai, žinok. Aš stipriai nieko nebuvau pridaręs. Viską, ką buvau pridaręs, viską ištryniau. Viską ištryniau jo iš istorijos. Ne, išnešėjai kažką iš parduotuvės, tai čia jau matosi, kad tu ne į tą pusę eini ir tokių žmonių nepriima į gaisrinę. Istorija švari, fizinis pasirengimas ir 12 klasių. Ir jūs galit 2 kartus į metus pretenduoti į vietą ugniagesio gelbėtojo. Tai pas mus Lietuvoje, kas iš Vilniaus rajono iš vis patogu, nes yra UGM vadinamas, ugniagesių gelbėtojų mokykla. Šiaip ES pas mus labai stipriai palaiko tą visą dalyką. Ir mes turim naujausią techniką, turim baseinus, ten turim sporto salės, bėgimo takelius, viską turim, kad ugniagesiai augtų, kuo stipresni ir kuo daugiau žmonių ateitų, kad būtų malonu. Nėra taip, kaip žinai, sovietų laikų, kai ten sudaužytos kriauklės. Ne, viskas švariai, gražiai, viskas švaru, mokykla, paprasta mokykla ir net su bendrabučiais. O tai kiek laiko reikia mokytis? Mano laikais čia prieš 6,5 metų buvo 9 mėnesiai, tai 7 mokykloje ir 2 mėnesiai praktikos.
o dabar jau 6 mėnesius reikia mokytis. Plius minus ten, čia jau su praktika, su visko. Tada prieš 6,5 metų, kai reikėjo man įstot, prieš įstojimą patikrina policija tave, duoda atsakymą, kad tu švarus, tada eini į CMEką. CMEkas tai yra įstaiga, kuri tikrina tavo būklę, kaip tiek apžiūra. Trumpai papasakoju, kad nelengva. Jūs turit būti ne tik fiziškai stiprus, ne tik nepridaryt bėdų prieš įstojant, ten su policija neturėti problemų, bet ir turi būti sveikas, kaip į armiją. Viskas tas pats. Jeigu tu turi problemų su policija, tave į armiją paims vis tiek, bet į ugniagesius nepaims. Viską patikrino ir aš nepraėjau pirmą kartą to patikrinimo. Pas mane buvo problema su kvėpavimu. Aš vaikystėje buvau nukritęs, o ugniagesių gelbėtojų darbas yra susijęs ir su kaukės. Turiu kažkur. Va, kaukė. Tokia va kaukė, kur einam į dūmus. Turi būti kvėpavimo takai idealus. Man padarė operaciją jau antram patikrinimui ir nepraėjau dėl kojas. Pas mane buvo koja sulaužyta ir varžtai. Su varžtais nepriima į tokį. Va taip ten tikrina tavo organizmą. Daug žmonių klausia, ar tu praeini, ta prasme, kad čia priaugai svorį? Bet... Taip, aš priaugau svorį, man aiškus, daktarai sako, kad svoris ant didelės ribos, bet aš praeinu. Su paskutiniu patikrinimu gal ir buvo bėdų dėl rūkymo, tai vienas iš to dalyko pas mane, aš per tą savo karjerą ugniagesių sirgau plaučių uždegimu, pas mane kvėpavimas susigadino ir elektroninę cigaretę rūkiau. Dabar aš elektroninę cigaretę nerūkau, nes atėjęs į pasitikrint, plaučio tūrio neužteko. Ir tai dabar eina antras patikrinimas. Bronchitas pas mane, pirma stadija bronchito buvo. Tai dabar išsigydau, kaip tik už vakar buvau patikrinime, tai viskas tvarkoja, atsigavo, čia 4 mėnesius elektroninę nerūkau. Atsigavo, net žinok, šypsena, aš išėjau iš daktaro, mane iš visų pusių prašė pūst, vos ne per visus galus pūsk ir praėjau, viskas tvarkoja. Jums spręs po šitos serijos ar atėjai gaisrinė dirbti. Nes toj bus istorijų. Jo, reikia būti gan stipriam žmogui. Nes psichologiškai, aš kaip suprantu, reikia labai būti pasiruošusiam, tu man pasakoji istorijų, tai man tai buvo pakankamai kraupu girdėti, tu taip pakankamai laisvai pasakoji apie jas. Prieisim dar prie to, bet dabar gal atsakykime tą žmonėm labiausiai rūpimą klausimą, žinai. Ok, grafikas aišku, vieną dieną dirbi, 3 laisvos, ar ne? Tai reiškia parą dirbi, ja, parą dirbi, 3 laisvos. O klausimas, kokia yra gaisrininko alga? Prieš 6,5 metų viskas buvo blogiau. 5 PM gaudavau atėjęs pirmus 2 mėnesius. Reikėjo keltis laipsnius kelt. Aš 2 kart pakėliau. Dabar gaunu biški daugiau. Dabar atėjęs žmogus minimumą gauna 870 eurų. Į rankas? Į rankas, jo. Bet čia taip atrodo, po pusės metų tu jau gauni beveik ten 950, šneku apie Vilnių, nešneku apie kitus miestus, mažesnius, nes labai stipriai priklauso nuo iškvietimų, nuo pavojingų valandų. Mes Vilniuje turim stabiliai 3-4 iškvietimus per parą, per budėjimą, tai viskas skaičiuojasi valandas. Aš dabar gaunu po 6,5 metų darbo 1050, 1100 priklauso nuo pavojingų valandų. Kiek mes iškvietimų padarėm ir viršvalandžių. Nesėdim tiesiog, nerūkom, nevalgom, nemiegam. Taip, būna momentų, kai galim biškį duoti savo laisvumo pailsėt, bet tam tikrą laikotarpį. Yra dienos grafikas, per kurį mes turim padaryti tam tikras užduotį. Mes atėję į darbą, jau turim grafiką ir turim tas užduotį. Prasideda viskas nuo to, kad 7:30 tu ateini, apžiūri automobilį, patikrini techniką. Aš buvau šokė atėjęs į gaisrinę. Tai klasiai susirinksim, pamoka bus. Ką, jeigu aš norėčiau mokytis, aš nueičiau mokytis. Klasiai susirinkam, apšnekam praeitus gaisrus, kokios klaidos buvo, apšnekam kažkokią naują temą, tarkim pasikartojimas radio ryšių priemonių kalbėjimas, kaip teisingai kalbėti, kokie yra gaisrai, kokia yra chemija, kaip mes darysim, kaip mes gesinsim, kaip mes siursim vandenį, tarkim, arba kaip mes paimsim vandenį, kai aplinkui nėra hidrantų, iš kur trauksim, kaip privažiuosim, viską tai apšnekam. Čia yra teorija. Po to pas mus dienotvarkiai yra praktinis užduotys. Tai, kaip jūs matot, kai gaisrinė atvažiuoja,
ir ugnigesiai iššoka iš mašinos ir davai greitai viską daryti. Pas mus yra laikai, per kiek mes turim išvažiuoti. Žinai, per kiek mes turim išvažiuoti iš gaisrinės? Minutę, 60 sekundžių. Per 60 sekundžių Jo, turite. mes turim garsą, mes, tarkim, sėdim valgom, girdim tokį 5, man atrodo, išvyksta, tarkim, žara 322 arba žara 321. Tai yra mano automobilio toks kvietinys, kur aš priklausau antram skyriui. Tai 3 komanda, 2 skyrius, 322. Mes turim atbėgti, tarkim, iš 2 aukšto, nusileisti metalinę triubatą, apsirengti, sėsti automobilį ir išvažiuoti už vartų per 60 sekundžių. Nesvarbu, naktį, dieną nueitų į dušą arba nuėjai daryti savo kažkokius reikalus. Tai 60 sekundžių. Jeigu šikai turi nukirpti. Taip, greitai įtraukti ir kelnes Kas ir liko, bėgi. tas liko, Jo, nu jau nieko nepadarys. Taip, supratau. Tai mes turim tos normatyvus ir tą praktiką ir atliekam. Kai mes atvažiuojam į gaisrą ir visi mato, kaip greitai gaisrininkai viską daro, bėga, jungia. Taip, visi darom klaidas. Kažkada kažkas ne tą pajungia. Dėl to mes ir praktikuojame. Dauguma ten, žinai, galvoja, kad parą laiko reikės sėdėti, neturėsi laisvos minutės. Ne, turėsi laisvos minutės. Tikrai turėsi. Ok. Tai dabar, žodžiu, galim prieiti prie to fakto, žinai, kur tu man pasakoji tas istorijas, žinau, kad tu esi paruošęs, žinau, kad tu turi tokių istorijų porą. Man asmeniškai jos tokios yra pakankamai kraupios, tau gal jau tai yra įprasta ir tiesiog supažindinsim žmonės su ugniagesio gelbėtojo biškutį kitą pusę, ką tenka patirti ir ką tenka pamatyti. Kad ne visą laiką šiltai sėdim ir būnim. Visą laiką jo, tiesiog gesinat kažkur apleistą pastatą, kur niekas negyvena, o kartais būna ir mirčių, kartais būna ir įvairių kraupių vaizdų, kartais ne tik gesinat, bet ir gelbėjat, ir tvarkotės, ir randat įvairiausių radinių, kurių galbūt nenorėtumėt rasti. Nuo šitos sekundės, jeigu jūs esat silpnų nervų žmogus, tai geriausiai iš vis pamiršti apie gaisrinę. Kaip tai neskambėtų, bet tai. Ir išjungti seriją. Ne, galit be garso klausyti. Pirmą kartą atėjęs, žinai, iš vis aš pats iš savęs nesu bijantis žmogus. Aš ten vaikystėje ten pamatydavau kraują, žinai, nukrenti, kraujas bėga, nueisiu namo, mama man, žinai, padarys čia išplaus. Nebijodavau to. Ir traumų daug buvau gavęs. Ir visą laiką, kai atėjau į gaisrinę ir pirmi tie budėjimai, tai kada, žinai, tai kada išvažiuosim, tai kada čia bus kažką baisaus, žinai. Laukiau, negalėjau sulaukti ir gal po poros savaičių iškvietimas, čia pas mus netoli gaisrinės, pagalba policijai, paprastas iškvietimas. Aš naujokas, sėdam mašiną, atvažiuojam, reikia policijai patekti būtą. Čia standartinis iškvietimas, dieną naktį pastoviai būna, gali būti, kad ir pabėgėlis buvo, momentų, kai pabėgėlis neatidrinėjo durų, reikėjo atidaryti. Būdavo tokių žmonių su šautuvu, matom, su langu su šautuvu stovi, nenori atiduoti savo žmonos, žinai. Mes iškviesti policijos pagalbai, atrakinti duris, viskas. Išdaužti langą arba patekti pro duris, išpjauti, žinai, atrakinti ir taip toliau. Ir čia paprastas iškvietimas. Mes išvažiavom, man iškart sako, kad tavo vienas iš pirmųjų iškvietimų, tai tokių rimtesnių darysi tu. Žinai, tik atėjęs, tai ką, tai faktas padarysiu. Atvažiavom, 3 aukštas, daugiabutis, gal 9, man atrodo. Aukštų, daugiabutis, 3 aukšte. Neatidarau jau mėnesį būto. Ugniagesiai ir mano kolegos, kurie ilgiau dirba, iškart suprato, kame yra reikalas. Rolandai lipk. Ir visi kažkaip juokėsi, aš nesupratau, kopėčios pastatėm, visi kažkaip, žinai, šypsosi. Aš nebuvau uždėjęs apsaugos, nebuvau uždėjęs nei kaukės, nieko. Lipk. Aš taip ant pirmo laiptelio atsistojau, žiūriu, šypsosi. Sakau, vyrai, kas ne taip? Kam, kaip sakoma, pasakykit, kas yra. Ir vienas, aišku, iš kolegų, jis dar dirba, uždėk apsaugos priemonės, uždėk kaukę, uždėk balioną, nes pagailėjo mane, žinai, kaip naujoką. Gali biškį pasmirdėti. Tavo užduotis yra užlipti, atrakinti balkono duris į kambarį, nes balkonas nebuvo užtikrintas, rast raktus. Dažniausiai, jie iškart man viską pasakė. N metų žmonės dirba, sako, bus dažniausiai durų spinoje, taip žmonės palieka, kad nepamiršt raktų, žinai, ateina į būtą, užeina ir užsirakina. Atrakink ir viskas, įleisk policiją.
nebūčiau aš Rolandas, žinai, įdomu, užlipau į pirmą savo iškvietimą, užlipau į tą būtą, vieno kambario būtas su virtuvė, lova ir matau, kad išbarstyta daiktų. Iš pradžių nesupratau, kame esmė. Durys buvo taip pridarytos biškį į koridorių, užeinu į koridorių, praeinu, matau duris išėjimą, matau seifinės durės, matau raktus. Ir kaip galvoju, čia minutę reikalo dar, žinai, pažiūrėsiu. Užeinu į virtuvę ir virtuvį, matyt, močiutė jau amžė, žinai, matyt, atėjo naktį atsigert vandens, buvo gal bloga, žinai, nukrito, gal dar plius ir atsitrenkė su galva. Viskas, išsipūtęs, akių nėra. Jau aišku, ten jau ir viskas išbirėjo iš kūno, kas galėjo išbirėti, žinai, jo pajodavę rankos, pajadavusios kojos, apsižiūrėjau visą būtą, daiktų, viskas pakrytė, žinai, matyti, jinai gal jau net ėjo, sunkiai, bet ėjo. Aš atrakinau duris ir ten manęs laukia policija. Ir 3 policininkai kaip stovėjo prie to būto, taip ir sekundės reikalo, kaip jie iš 3 aukšto laiptais. Net lifto nieks nekvietė. Tiesiai į apačią nubėgo. Uždaryk duris. Aš iš pradžių nesupratau. Į laiptinę nuėjau, išėjau į laiptinę iš būto, nuėmiau kaukę ir supratau, kad čia stipriai man daužo. Nežinau, žuvis kartu su produktais, su kiaušiniais, sumaišytas, pragulėjęs konteinerį plastikiniam. Kokį mėnesį tu atidarai ir tos kvapas. Aš neįsivaizduoju net kaip sulyginti. Labai stiprus. Vemt, iškart norėjęs. Nusileidau, tai su manim atgal grįžti į komandą. Viskas, mes padėjom, mes laisvi, žinai. Man iškart toks. Aš atsisėdau į mašiną ir mano pamainos vadas pirmas sako, jau grįžęs iš darbo, jau išgerk, apsiramink, negalvok apie tai. Aš nesupratau, apie ką jis pasakoja, kad man bus blogai, kad aš prisiminsiu tą veidą žmogaus, žinai, numirusio mėnesį pragulėjusią. Ne, visiškai nulis. Nulis emocijų. Palikau viską tenai, išėjau, atsisėdau į mašiną, visi tik langus pradarė, važiuojam. Aš iš pradžių nesupratau, o nuo manęs, žinai, kokia smarvė. Atvažiavęs į gaisrinę, išplovė mane, išdžiovinau kostiumą ir viskas, laukiau savo sekančių iškvietimų. Žodžiu, tai tu... Čia vienas iš tokių pirmų iškvietimų, kur galvojau, kad bus, reikės vos ne psichologo. Ne. Bet pas tave taip yra. Pas mane taip. Aš palieku viską tenai, iškvietime. Aš iš darbo išeinu, palieku darbą tenai. Ir kas nebebuvo, ten būna kompanijai sėdžiu, pasakoju apie įvykius ir visi iš karto už galvos, oi, blemba, kaip. Niekaip. Skirtingi žmonės. Taip. Kitiem reikia psichologo pagalbos ir pas mus yra psichologo pagalba, iškart gali kreiptis ir atvažiuos tą patį budėjimą ir žinok, su tavim šnekės. Čia normalu, skirtingų žmonių yra. Man to nereikia. Kiti sako, kaupi savyje, žinai. Aš pasikraunu nuo gaisrinės ir kaip mes išgelbėjom, kaip traukdavom gražių ir gerų moteriškių, jaunų panų, iš virvės traukiam. Mes išgelbėjom. Ir, žinai, iš karto energija duodasi, vidinė tokia energija pasijaučia ir tu išeini iš darbo ir pradedi varyti. Žodžiu, tie geri darbai atperka tuos ir blogus vaizdus ir tai, kad, tarkim, nespėjat kažko išgelbėti, ne? Bet matai, ne pas visus taip yra. Čia man tokiam, kur nebaisu nieks ir aš tik pasikraunu. O kiti po baisesnių avarijų kažkokių, kur reikėjo traukti žmonės arba po to, kai lavonus traukdavo iš sudegusio namo, kai lavonai matosi tik dantis, žinai, visas kūnas apdegęs, ten žmogaus nėra. Būna užeini į būtą, viena iš tokių istorijų buvo užeini į būtą ugniagesiai, metus laiko jau nieks, ar metus, ar du, ar daugiau netgi, nieks būtė skolos susirenka už elektrą, vandenį arba skola sena. Kažkas tokia istorija buvo. Atrakino būtą, laikrašiai iki lubų, siauras praėjimas ir koridorėje padarytas toks, žinai, visas būtas laikrašys. Koridorėje centras padarytas, į kairę nueisi, į virtuvę nueisi, tiesiai nueisi, į kambarį nueisi. O per vidurį kaulai ir pasas. Oho, tai kaip čia? Žmogus gulėdamas tiek metų, dingo visas kūnas, liko tik kaulai. Kaulai niekur jie, neišsibarstys, žinai. Liko kaulai gulėt. Nei šautuvo, gal sirgo žmogus, gal nevalgė specialiai, mirė dėl to. O kvapas kodėl anksčiau neiškvietė? Kvapo nebuvo, nes laikrašiai viskas sugeria. Žmogui iškart kitą budėjimą, žinai, arba ten 3 dienas jis vaikšto, neranda savo vietos. Ir aš priimu tokį žmonių
poelgį, čia normalu, nu čia normalu, čia ne aš, kuris išėjau ir man viskas normaliai. Ir mes vakar buvo iškvietimas, mes šiandien su tavim filmuot. Nu, tai... Ne, faktas būna, ten bloga nuotaika pas mane, ten, nu nes per stipriai būna, per daug iškvietimų, nesąmoningų iškvietimų, kur tiesiog atvažiuoji, o nieko daryti nereikia. Bet kitą kartą pagalvosi, geriau žmonės tegul kviečia, negu iš tikrųjų bus kažkoks iškvietimas, kur iškart neiškvies žmogus. Taip. Ir reikės daugiau mungesin. Ir gali, ne tai, kad man daugiau dirbti reikės, ne, nukenties daugiau žmonių, mes tiesiog nespėsim to padaryti, ką galėtumėm padaryti. Praeina metai, aš jau čia, jau ne paskutinis žmogus gaisrininkai, kaip sakoma, jau negali man sakyti, davai eik valyk, eik daryk ir taip toliau. Aišku, gali, bet aš jau metus laiko dirbu, va, naujokas atėjo, tegul jis ir daro, žinai. Atvažiavome į iškvietimą, namas ant ratų, nieko ypatingo, gal parodysi kadrą kokį įkišį, paprastą namukas, senas ant ratų. Man atrodo net vienašis, toks senas. Jis yra kaip viduj kaip vakuumas, kada užsidarai, taip. Ten nėra jokio vėjelio, ten nepatenka oras, jis patenka. Jeigu žmogus kvepuoja. Iš tikrųjų, jeigu tu tokiam namelį ant rato kvepuosi, yra membranos specialios, kur orą įleidžia, bet neišleidžia, žinai. Ir tu kvepuoji vis tiek atidarai duris, uždarai duris, vaikšto. Ir kvepavimas kažkoks gryno oro yra. Bet čia iškvietimas toks, kad, kaip dabar atsimenu, iškvietimas mums rašo ant planšečių, sąlygas, kodėl iškvietimas, kas paskambino kaimynas, kad prie jo namo, netoli jo namo stovi kemperis, namukas ant ratų, iš kurio jo buvusis kaimynas, kuris gyveno šalia dideliam name, neišeina. Niekur nepasirodo ir niekur jo nėra. Jis jo nematė. Atrodo, koks tau skirtumas. Tu gyveni savo gyvenimą, kam tu lėtyje, ne? Kito žmogaus gyvenimą. Bet tai labai gerai. Žmogus pilietiškas, jam kažkas, ne taip, paskambino. Gal dingo žmogus, gal pavogė, gal, žinai, kažkur laiko, o gal žmogus ėjo kažkur nukryto, žinai, ir praėjus 2 savaitėm net jam reikia pagalbos. Paskutinį kartą matė tam namukę ant ratų. Mes atvažiavom, su naujoku, žinai, sakau, einam parodys. Iškart buvo toks biški nuojauta, kad viduj yra lavonas. Mes prieinam prie to namelio ant rato, aš kietas, man jau jokios kaukės nereikia, naujokui pasakiau užsidėk, man čia aš jau buvau įkvėpęs tą kvapą, tai parodysiu kaip reikia, žinai. Padėjau jam, kad jam čia su balionu, su tau kaukė nevaikščiot, neatrakinėt. Aš tau atrakinsiu, o tu visą darbą padarysi. Tik atrakinau viršutinį dalį durų, kaip iš 2 dalių. Tas kvapas iš tenai toks, apsivėmiau. Iškart nuėjau už kampo ir apsivėmiau. Va tokie, kaip čia pavadinti. Va taip, uždėjus tik kaukę ir balioną, sugebėjau įeiti į tą namelį ant ratų. Gulėjo gan stambus žmogus, sėdėjo prie stalo, matyti jis valgė, gal širdies smūgį gavo, visko gali būti. Iš kur ten tą muselę? Gal jinai buvo vienintelė, toj uždaroj patalpoj ir paliko kiaušiukus ant mirusio žmogaus. Va tokios lervos išaugo iš akių, išlindusios visur. Tu įsivaizduoji tą vaizdą, kaip Halloween'o kaukė kažkokia, bet čia yra buvęs gyvas žmogus ir jį jau valgo. Iš vidaus, iš burnos, bando išlipti. Taip, žinai, pas jį juda, lerva išlenda. Iš burnos, iš visur, iš akių jau nėra kvapas. Aš nežinau, kas ten galėjo būti pas jį, žinai, po rūbais. Bet čia buvo vasara, kemperis ir didelė temperatūra. Tai jis ten kaip užkonservavęs buvo, kaip žinai, tu palik konservų ant saulės. Kas, surūks? Taip. Tai tu įsivaizduoji, kas ten buvo su kūnu. Surūgo žmogus. Čia tokie traukimo istorijos. Atrodo, nieks nenukentėjo. Toliau bus istorija apie ten, kur tikrai reikėjo pagalbos. Baisiausias yra vieni iš tokių. Prisiminus tai net... O man tada, kaip niekur nieko. Išėjau, atėjęs namo, dar saviškai sakau, šiandien namuką ant ratų atidarėm, ten lavonas. Jei iškart, žinai, bloga, o man, nieko tokio. Nei sapnuose ateina man tie žmonės, žinai, būna ten, yra žmonių, kurie taip išgelbė, arba ten ištraukia lavoną, viso negali užmigti naktį. Tu šaltų labai nervais, žmonės. O tai jau kaip kitaip? Tenai. Aš manau, reikia. Krysti ir iškart verkti?
Ne, ta prasme, jeigu giliai priimsi, tai taugi pačiam sunkiau bus. Aš nesakau, kad reikia apsvarstyti, taip, ką gyvenime daryti, kad taip nebūtų. Nes nori išgelbėti. Taip. Bet kol kas istorijos apie tai, kaip neišgelbėjau. Ėjo laikai, gal jau praėjo net 2,5 metų, čia ruduo, pas mus Vilniuje, išvažiuojant iš Vilniaus link Ukmergės, yra vieta Grand Spa, anksčiau vadinasi Vilonas, jokios antireklamos, nieko nenoriu sakyti, tiesiog toj vietoj kelias turi tokį duobę. Nuo kalno nusileidė magistralė, 2 juostų į vieną pusę, 2 juostų atgal, normalus kelias, bet turi duobę ir ten ta vieta, ežerų yra, pelkių yra ir pasidaro toks rūkas, ypač vakare pasidaro rūkas. Ir ten iš tikrųjų gan pavojinga būna važiuoti, nes nieko nematai. Taip, pristabdai, nelėki, žinai. Istorija kame? Iškvietimas, kad didelė avarija. Autobusas keleivinis sugedo būtent toj duobėj. Vairuotojas sustojo, kažkas ten su variklėm atsitiko, žmonių salonė yra nepilnas, ne 45 žmonės, o didelis autobusas. O pusė tikrai bus. Jis sustojo ir nuėjo pastatyti avarinį ženklą. Šiaip nelaimės atsitinka labai greitai. Net dabar sėdėdami gali ir lubos nukristi, kažkas atsitikti. Net nesuprasi, nepagalvosi. Visa tragedija atsitiko labai greitai. Nuėjo statyti avarinį ženklą. Jis sustojo pusę autobuso pirmoji juostai, pusę kelkraštį. Pusę autobuso pirmoji juostai, jis nueina statyti avarinį ženklą ir per tą sekundę atskrenda važiuojantį į kaimą šeima. Stambus vyras, kilogramų 100, žmona ir vaikas gale. Vaikas 4 metukų gal. Sėdi gale. Ir netgi buvo prisisegęs ir keleivio vaiko sėdynį. Mašina neatsimenu, labai paprasta, bet universalas. Kodėl tas žmogus statybininkas, suprasit vėliau. Tėvas ar pavargęs gal, arba dėl rūko, dėl greičio, nepamatęs autobuso, važiuodamas pirmoji juostai, atsitrenkė į tą autobusą ant greičio gal 110, gal 120, ten leidžiama ir 130 važiuoti. Atsitrenkė dešinę pusę savo automobilio, į kairę pusę autobusą, kuris pusę juostos užėmė. Išskrenda, nors ir galbūt ir neprisisegęs buvo, bet jis išskrenda per priekinį langą, įsivaizduoja žmogus 100 kg, per priekinį langą išskrenda ir nuskrenda 20 metrų. Automobilis nuo smūgio apsisuka ir sudaužytas, žiūri priekiu į Vilnių. Vaikui armatūra, gulinti armatūra bagažiniai, nes tėvas tai statybininkas, armatūra pramuša galvą. Ne kiaurai, bet pramuša kraujo tikrai daug. Vaikas verkt, mama sėdi kažkaip gal buvo nesąmoniai, 10 minučių kokių, nes mes kai atvažiavom, pamatėm tą vaizdą, mašina žiūri į Vilnių. Ir legendinis Mercedes-Benz CLS. Pilna mašina panų. 4-vietis jisai, vairuotojas. Ir 3 merginos važiavo į Balį. Vairas pasanglą dešiniai pusį. Ir jis važiuoja antroji juostai, bet laikosi irgi greičio 100% ir laikosi arčiau, centro, nes dažniausiai taip ir būna, arčiau juostas laikais. Nepamato ir įvažiuoja į tą mašiną. Dar į tą mašiną? Taip, bet čia laiko atstumas, čia gal naktys, sakau, net toks didelis srautas. Tuo metu iš autobuso išeina žmogus, paramedikų, jis norėjo mokyti, ten praėjo jau ir kursus, kažkaip ir baigęs mokslus, univerą ir praktiką atliekantis, sutapimas. Išeina iš autobuso ir ištraukia vaiką. Nuneša vaiką į autobusą, jisgi tėvo nemato, tėvas taip toliai išskrydo. Nuneša vaiką, ateina prie mamos, ateina prie tos moteriškės, atrakina duris ir pradeda prašyti į sąmonę. Gražino, pradeda prašyti išeiti iš mašinos. Maldavo ten, gal žinai, čia viskas greitai, 30 sekundžių, šnekėjo, išeikit, negražinkit mano vyrą, mes važiuojam. Šokė, moteriškė šokė. Ir atskrenda Mersas. Ir avarinis ženklas, greitis, skubėjimas, viskas suėjo į vieną istoriją. Mersas įvažiuoja į tą jauną žmogų, kuris ištraukė vaiką, norėjo padėti moteriškiai, įvažiuoja ir pertrenkė. Nutrenkė. Tas 2 kojų atviras lūžis nuskrydo ir gulėjo. Mes kai atvažiavome, mes jį išgelbėjom, jis sąmonį, viskas tvarkoja. Vairuotojas Anglo Merso šokė išvis, ten merginos jau ten irgi išėjo, laukia, jie ten, baisu. Mes atvažiavom,
Radom vyrą 20 metrų nuo mašinos, pakrovėm mes, didelis kamštis jau susirinko, pakrovėm mes jį į greitosios pagalbos automobilį, vaiką išgelbėjo, irgi pakrovėm, nunešėm į GMP, greitosios medicinos pagalbos automobilį, mamą ištraukėm iš mašinos, jai viskas tvarkoja, jinai ten porą įbrėžimų, irgi į greitosios medicinos pagalbos automobilį ir jos išvežė. Ir tą vyrioką, kuris jaunas, kuris gelbėjo. Tai iš esmės visi gyvi? Šiaip tėvą mes dar nešėm gyvą. Po to dėja mes girdėjom, kad atsitiko tokia nelaimė, kad jis nedavažiavo. Čia vadinasi, žmogus atrodo, kojos, rankos, viskas. Jis reaguoja, bet vidinės sumušimas yra baisus. Ypač su jo, svoriu, tai ir paprastas žmogus. O su mama, kiek aš esu girdėjęs, viskas tvarkoja. Mes išvažiuojame iš įvykio. Šiaip jeigu ne per kitus, ne per medikus, mums niekas nepasakoja, kaip ten viskas pasibaigė. Jūs padarėt savo darbą, viskas, vyrai. Bet vaikas gyvas, mama gyva, jaunuolis gyvas. Jo. Bet, blemba, sutapimas, toks, taip. Vieną vakarą, tu važiuoji, atrodo, viskas tvarkoja, važiuoji, toj būsi kaime, ten su savo tėvais, su seneliais sėdėsiu, žinai, tarkim, už vieno stalo ir čia bam. Tokia istorija, man buvo gaila tiesiog. Čia neseniai buvo Ukmergės plente, atsimeni, 2 BMW susidūrė. Garsi istorija. Aš neatsimenu numerių, bet vardiniai numeriai ant žalios buvo. Ten jie skrydo, aš nieko nenoriu, ten tyrimas nustatys. Bet man jų mažiau gaila, negu to vaiko, tos šeimos, žinai. Aišku, reikia, ačiū Dievui, kad visi gyvi, bet kur yra jaunimas, kur peržengia savo ribas ir kur spaudžia, skrenda. Yra nelaimingi įvykiai, o yra pasiekmes. Žinau, kad tavo kolega Darius yra dalyvavęs labai garsioje istorijoje, tai buvo iškvietime, kur moteris savo vaikus paskandino. Čia gal net aš ir nenorėčiau liest. Mes matom tokius iškvietimus, mes gaunam tokius iškvietimus, padaugėjo jau dabar, kart per metus tikrai, kai garsi istorija, kai neseniai moteriškė paskandino 2 savo vaikus. Ten nėra ką pasakot, mes ir į tokius važiuojam. Mes važiavom kaip ugniagesiai, kad ištraukt dėja lavonus, galbūt dar išgelbėt vaikus. Kai dega namai, mano istorijoje dega namas, netgi būna reikia visas savo taisyklės nustatytas gaisriniai, reikia peržengti, sulaužyti visas taisyklės, kai vyrai sulaužo. Aš dabar jau 2 metus, 2,5 esu vairuotojas, dažniau. Aš esu ugniagesys gelbėtojas, bet už vairo sėdžiu daugiau. Ir aš matau, kaip vyrai šoka į tą ugnį, bėga ir nepaisant to, kad jie sulaužo taisyklės, kurie nustatytos yra valstybė, rizikuoja savo gyvybę, iššoka ir būna ištraukę. Tikrai būna kaip ištraukę ir davai pumpuot ir atstato žmogaus gyvybę. Žmogus po 8 minučių be kvėpavimo arba dūmuose, viskas, mirtis. Smegenų tu neatstatysi. Tu atstatysi širdį, tu atstatysi kvėpavimo tokius. Aš mačiau, kaip žmogus, kur mirus yra smegenis, kvėpuoja. O medikas prieina, sako, tai matosi pagal akis, kad jo akis jau nereaguoja. Šypsena ant veido atsiranda, kai ištraukia, čia iškart mes kaip būrys žmonių atbėga medikai, išgelbė, jeigu medikų nėra, patys gelbėjom. Taip galim vieną šonkaulį tau sulaužyti. Tarkim, ne tau, o žmogų, kurį išgelbėjom. Bet jis kvėpuos. Gal jis viena koja nevaikščias, nes smegenys yra nedagavę degonės. Bet jis vaikščios. Arba važinės su vežimėliu. Bet jis gyvens. Yra tokių žmonių ugniagesių, kur tikrai yra nukentėję, kur ir stuburus sulaužydavo, kur bėga į ugnį, girdi, kaip priekauja, nedabėga, pradega laiptai, nukrenta ant baliono, atsijungia ir taip pat reikia gelbėti ir savo ugniagės. Pagal taisyklės mes turim nerizikuoti savo gyvybę, bet viskas atsijungia 1 sekundė, kaip tu tik užeini ir kažką girdi. Girdi, kad reikia kažkam pagalbą. O kai tu atvažiuoji ir matai tą ugnį ir tu supranti, o jeigu aš tenai būčiau, žinai, ir tu varai iki galo. Atrodo, pas mus yra
pas mus yra 30 minučių darbo su kvėpavimo balionu. Tai yra labai mažai, nes per dūmus, kai tu matai tik atstumą iki nosies, tai čia yra labai mažai. Ir kai yra garsas, švilpimas, baliono švilpimas, čia ženklas, kad pas tavę liko 10 minučių ir tu turi jau keliauti, tu turi įvertinti savo galimybės. Ar tu spėsi daryti per tos dūmus, pas tavę liko 10 minučių, tu spėsi daryti atgal, išeit ir pasikeist. Ir varai švilpiauja tas balionas, bet tu ieškai toliau, tu negalvoji, kaip grįžti. Tu žarną turi, tu eini į gaisrą su žarna, tu žinai, kaip grįžti, bet to mažai ką. Kam tu švilpiagi, tu grįžk. Mažai ką tu ten užsikabinsi už kažką. Tu matysi, kur išeiti, bet negalėsi. Ne, blemba, toliau vieną kartą išgelbėjom šuniuką. Jo, ten vaikai dažniausiai, mes žinom taktikas, kaip vaikai dažniausiai bėga ir slepiasi kuo toliau nuo įėjimo. Jie, taip veikia vaikų logika. Jie bėga kuo toliau, slepiasi po lovom, į spintas. Čia mes su tavim suaugę ir suprantam, kad per spintą dūmai irgi praeis ir ugnis. O jiemgi vaikystėje atsimeni, kaip ir tu pasislėpiai nuo tėvų, atrodo, tave neras. O mums reikia ieškoti per tą degantį būtą, žinai, vaikščioti arba per namą. Ir būdavo daug gerų istorijų, kur ištraukdavom ir viskas buvo tvarkoj. Ir užgesindavom. Jo, nereikia čia užbaigti, žinai, su blogom, faktas, žinai. Aš todėl su šypsena, nes 6,5 metų praėjo, bet per 6,5 metų pasirodo, kad ir gerų įspūdžių palieka gaisrinė. Noriu pasakyti, kad neikit į gaisrinę dėl uždarbio. Eikit dėl tokių emocijų, galbūt save pastiprinti. Aišku, jūs tą vadinamą pinigą uždirbsit. Ateikit, visą laiką esat laukiami. Visą laiką jums valstybė duos geriausios sąlygos, kurios šiuo metu yra įmanoma. Gaisrininkų trūksta tikrai. Ir trūksta pamainuose, kaip minimum turi būti 15, o mes šiandien stovėjom 11, 10. Tai jūs įsivaizduojate. Ateikit, pasibandykit save. Nebūtinai atidirbti visą gyvenimą. Jūs galite tiesiog patikrinti savo stiprybę, vidinę energiją. Faktas padaryti gerą darbą. Ačiū, kad buvot kartu. Tikėkimės mūsų kontento pasikeitimas minimalus ir būtent šiai serijai jums patiko. Jeigu ir netgi ir nepatiko, parašykit komentarą, blogą, gerą, viską perskaitysiu, uždėkit laiką, prenumeruokit kanalą. Buvo malonu, kad esat kartu, gražaus vakaro ir geros likusios savaitės. Iki, draugai.